Šiemet konstitucijos egzaminas organizuotas ne šeštadienį, kaip visiems buvo įprasta, o darbo dieną ketvirtadienį. Visi šalies gyventojai tą dieną buvo kviečiami pasitikrinti savo turimas žinias apie svarbiausią šalies įstatymą. Šįkart į konstitucijos egzaminą organizuotą švietimo centre atvyko 18 druskininkiečių. Testo klausimus internetu bandė įveikti 515 savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, taip pat 21 pedagogas bei 18 asmenų mokyklose dirbančių nepedagoginį darbą. Pagrindinis šio egzamino organizavimo tikslas tai yra propaguoti Lietuvos tokią teisinę kultūrą ir žmonės, piliečius, kad jie labiau domėtųsi pagrindinių įstatymų, tai yra konstitucija, ir labiau žinotų, geriau žinotų savo teises, savo pareigas ir galėtų ir turėtų tam tikrą juridinį išprusimą arba suvokimą apie tai, kas Lietuvos valstybėje yra svarbiausia. Druskininkiečiams, kaip ir kitiems šalies gyventojams, teko įveikti 30 klausimų. Manyčiau, kad padariau kokias 5 klaidas. Taip man atrodo. Sakykite, ar konstitucijos egzaminui iš anksto ruošėtės? Tikrai ne. Tikrai ne, nesiruošiau, nes tiesiog neturėjau laiko, neturėjau galimybės, bet vis tiek panorau pabandyti, kadangi taip ir supratau, kad lyg tai testos nėra labai jau sunkus. Sakyk, ar konstitucijos egzamino klausimai buvo sudėtingi? Nu jo, buvo tikrai sudėtingi, kaip kurie lengvi buvo. Ir kaip tau atrodo, kokios tos tavo žinios? Nu, ką žinau, bus matyti rezultatuose. Aš manau, gal kaip 50%. Spalio 18-ąją organizuojamas antrasis konstitucijos egzamino etapas, kuriame dalyvaus geriausias žinias pademonstravę suaugusieji ir mokiniai. Nors pirmajame egzamino etape dalyvavo visų savivaldybės mokyklų ugdytiniai, tačiau geriausių rezultatų pavyko pasiekti atgimimo vidurinės mokyklos mokiniams. Antrajame egzamino etape šiai mokymo įstaigai atstovaus 6 mokiniai. Leipalingio pagrindiniai mokyklai 4, Ryto gimnazijai 3, o Viečiūnų pagrindiniai mokyklai atstovaus 2 mokiniai. Drauge su mokiniais konstitucijos žinias galės pasitikrinti 3 bendrojo lavinimo mokyklose dirbantys asmenys pirmajame egzamino etape padarė mažiausiai klaidų. Ateinantį antradienį 12 val. Švietimo centre egzaminą taip pat laikys į antrąjį etapą patekę 3 geriausiai į pirmojo testo klausimus atsakę druskininkiečiai Laima Vitkauskienė, Eimantas Naujalis ir Almantas Šarakojis.